Sunki pergalė, tikrai buvo sunku. Tikrai šnekėjom, kad Plungė atvažiuos ir nepasiduos po ketvirtadienio rungtynių. Esame toj optimalioje dar formoje, 3 kėlinius šlubavom su pataikymu ir tą gynybą paskui susitvarkėm, pramušom tritaškį ir super, pergalė yra pergalė. Antroji pusė krito į akis, kad varžovai nemažai tokių lengvų taškų susirinko iš eilutės, tai čia kažkokia komunikacijos buvo stoka tose pick and roll situacijose. Jo, kai kur praleidom vienas ant vieną, prašome aktyviau kažkiek, prašokimai, praleidžiame, paskui susitvarkėm šitą dalyką, tai kažkiek išsimušė iš koncentracijos, pradžioj iš vis galbūt atsipalaidavę kažkokie, tai galvojom, kad čia lengvai bus, bet parodė kovą, buvo. Visgi pavyko tas rungtynes antroji pusėje perlaužti, nors tas trečias kėlinys neprasidėjo gerai. Jas padėjo perlaužti ir NKL rekordininkas Tautvydas Kliučinykas, tai kaip galvojat, kokie tie pagrindiniai akcentai lėmė, kad pavyko tą pergalę iškovoti? Sumažinom penketą, išleidom tvirtesnius vyrus, kurie gali gintis, prasidėjo viskas nuo gynybos ir pramušom tritaškius ir dėka kapitono pats pirmas tą pradėjo daryti. Ką turi daryti kapitonas? Džiugužį. Taip pat žaidėt ketvirtadienį Kaune, ten netokios geros nuotaikos buvo. Galbūt trumpai apie tas rungtynes -17 ir kodėl tie -17 atsirado? Tas -17 ne tiek, kiek atspindi visą tą kovą. Mes buvo rungtynės taškas į tašką, visas paskutinės 3 minutės gavom tos, nes buvo naudojamas ir spaudimas, o kai spaudimas, tai arba į vieną, arba į kitą pusę geriau. Tai taškas į tašką nepavyko perlaužti rungtynių, tiesiog nesukrito metimai, kada reikėjo. Ir aišku, žalgiriečiai, jaunimas, tvirti fiziškai davė gerą kovą.